Pažiūrėkime, kaip sprendžiamos nelygybės su neišreikštinėmis funkcijomis. Koordinačių plokštumoje matome du apskritimus. Aš noriu pažymėti žiedą esantį tarp šių apskritimų. Einame lygtis, grafinis nelygybių brūkšniavimas. Štai matome lentelę, kurioje jau yra šių abiejų apskritimų lygtis. Pirmiausiai, man reikalingi taškai, kurie yra mažojo skritulio išorėje, todėl aš lygybės ženklą turiu pakeisti į ženklą daugiau. X kvadrato pridėti y kvadratu yra daugiau už 13. Galim pažiūrėti, kokia tai yra sritis. Rodyti sritį, matome sritį, kurią apibrėžia ši nelygybė. Toliau man reikia taškų, kurie yra didžiojo skritulio viduje. Vadinasi, dabar lygybės ženklą aš turiu pakeisti į ženklą mažiau. Turime nelygybę x kvadrato pridėti y kvadratu yra mažiau už 25. Tuomet, pažymėjus rodyti sritį, mes matysime tuos taškus, kurie tenkina pirmąją ir antrąją nelygybės. Norėdami tai panaikinti, spaudžiu tiesiog trinti viską. Manęs klausia, ar ištrinti visas nelygybės, rašau taip ir grįžtume į pradinę padėtį.